Sveiki visi ir šiandien daugiau pakalbėsiu tokią temą apie proto tylą. Vadinasi, tiems, kurie truputėlį painioja proto tylą su kažkokia tai, kažkas liktais yra galbūt su tuo negerai, tarkim, žmogus patenka į kažkokią tai proto tylą ir jaučiasi kažkaip tai liktais iš jos reikia pabėgti. Tai ne visai taip, iš esmės proto tyla tai yra būtent ta būsena, kurią pilnatvės būsena galima vadinti taip. Tie, kas medituoja, kas iš esmės užsiema kažkokiom tai praktikom ir patenka į tą būseną, tai manau, kad jiems viskas yra su tuo aiškiai, suprantama ir panašiai. Bet gavau klausimą iš esmės apie tai, kad žmogus patekdamas būtent į tą būseną arba šalia būdamas to žmogaus, su kuriuo jisai neva papuola į tą proto būseną, tai nereikia to bijoti ir bandyti iš to pabėgti, vadinasi. Tai yra būtent ta būsena, kurioje jūs galite pailsinti savo protą galų galiausiai ir tiesiog pabūti tame momente tokiam. Tai vat būtent tiems, kurie tos proto tylos kažkiek tai išsigąsta, nes tai yra iš esmės nauja kažkokia tai būsena, nes šiaip gyvenime mes nuolatos kažką tai galvojame, mąstome, kažką planuojame, mūsų protas tampa labai aktyvus, jisai, tarkime, kažką jam reikia vis kažkur tai kažką galvoti, mąstyti ir panašiai. Ir vat būtent ta būsena, proto tylos būsena, tai yra visiška pilnuma, pilnatvė, kada žmogus patekęs į tokią būseną, tuo metu jokio nėra trūkumo, vadinasi, apskritai jokio trūkumo nebelieka žmogaus viduje, o tiesiog jisai gali būti tame, gali komunikuoti, gali kalbėti tomis temomis, kuriomis jam tiesiog galbūt niekada negebėjo patvirauti ir pasakyti. Tai vadinasi yra būtent proto tylos būsena. Iš esmės nustebau gavusi šitą klausimą, nes pati, kadangi man kaip ir asmeniškai viskas su tuo yra aišku ir tas patekimas į tą proto tylą, tai iš esmės yra ta tokia, kažkada tai buvo tokia siekiamybė, galima sakyti, patirti tą proto tylą, kaip ją patirti, kodėl ją patirti ir panašiai. Tai meditacijų pagalba, kada žmogus praktikuojantis, einantis, tai jam yra su tuo kaip ir viskas aišku. Bet tas žmogus, kuris neužsiema tokiomis praktikomis ir neva papuola būtent į tokio žmogaus aplinką arba komunikaciją, kurioje patiria tą proto tylą, tai tiesiog nesistengti iš tos proto tylos pabėgti ir kažkas tai, kad ar kovoti su tuo, kad kuo greičiau išeiti iš tos proto tylos, nes neva kažkokia tai būsena, kuri yra neaiški, nesuprantama, nesuvokiama. Iš esmės jinai yra nesuvokiama dėl to, kad protas jisai tuo metu yra neaktyvus. Vadinasi, tai yra visiška ramybė, visiška pilnuma, visiškas toks ramybės būsena, tas toksai, kaip aš sakau, būni čia ir dabar ir ta prasme nieko toje akimirkoje nenori nei ten keisti, nei nieko, tiesiog išbūni toje akimirkoje. Proto tyloje ateina atsakymai, aišku, tokie atsakymai kaip tiesos, kažkokie tai vidiniai atsakymai, kurių galbūt žmogus ieškojo, klausimas kažkoks gali ateiti, bet tai bus atsiprašysiu šiek tiek. Tai iš esmės ta proto tyla tai yra ta būsena, į kurią žmogus šiaip keliauja, eina per kažkokias tai praktikas. Ir tos proto tylos pasiekimas, jisai gali būti labai įvairus. Tai per įvairias tokias praktikas, kaip tarkime kvėpavimo praktikas, vieni patiria jas, kiti ten kažkokiam kitom, kiti vaizdinių kažkokiu tai, ar šiaip meditacijos kažkokios tai, ar tarkime, tiesiog įvairiomis praktikomis yra pasiekiama ta proto tyla.
toliau keliaujant gyvenimo keliu viskas iš esmės keičiasi po truputėlį ir tada ta proto tyla jinai labai dažnai yra apsilankanti. O galų galiausiai žmogus būna taip, kad jisai patenka į tą proto tylą labai dažnai. Tokia, galima sakyti, meditatyvi būsena. Proto tyloje buvimas. Tiesiog vyksta, kažkas vyksta, žmonės komunikuoja, jisai gali ir komunikuoti, ir šnekėti, bet yra proto tyla. Jis funkcionuoja žmogus, jisai yra sąmoningas, ta prasme, bet proto tyloje viskas flow vadinasi toksai. Tai va, tai kaip ir minėjau, tie, kas užsiema įvairiomis praktikomis, tam bus pažįstamas tas dalykas, bet aš visada skatinu būti vieni kitiems dėmesingiems ir supratingiems. Ir tada, kada kažkam informacija yra, pavyzdžiui, suprantama ir žinoma, tai nepamirškite to, kad šalia gali ar ten kažkur tai žiūrėti žmogus, kuriam ta informacija bus pirmą kartą girdima arba jisai galbūt net ieškojo šito atsakymo. Tai va, tiesiog, jeigu žinote, tai viskas labai gerai, kaip ir sakau, medituojantiems žmonėms ta informacija yra suprantama, galima sakyti, ne? O va, tie, kurie naujai kažką pradėjo arba, kaip minėjau, gavau tokį klausimą, kad bendravau su žmogumi ir patekau proto tylą, kas tai yra, ir aš išsigandau ir aš norėjau iš to kuo greičiau pasprukti, pabėgti ir stengiasi žmogus kažkokius tai. Tai yra kontrolės praradimas visiškas. Iš esmės, kažkaip galima sakyti taip, ir tai yra va, ta būsena, mėgaukitės tą būseną, būkite joje, kiek gyvenimas duoda būti. Ir svarbiausia, kada, jeigu, tarkime, pabuvote proto tyloje ir vėliau suprantate, nesiekit vėl tos proto tylos, neprisiriškite prie jos. Vat, iš esmės, aš visada kalbu apie neprisirišimus, vadinasi, neprisirišti prie nieko. Kiekvieną kartą paleisti ir, žodžiu, tiesiog paleisti, neprisirišti prie tų būsenų, vadinasi. Ir jos tada natūraliai ateina, jos natūraliai grįžta, nes būtent laikymasis arba noras vėl tai kažkaip tai patirti tą būseną sukuria įtampą vidinę ir tada tai pasiekti yra žymiai sudėtingiau, sunkiau pasiekti tai. Tai va, tai apie proto tylą tai būtų va taip va. Ir pasitikėkite tą proto tylą ir ypatingai tie mokytojai, kurie yra dvasiniai mokytojai arba tie medituojantis mokytojai, su kuriais jūs einate į praktikas, meditatyvinės praktikas, tas, kas, kaip sakau, žino, tai proto tylos pasiekimo kartais užtrunka ir 10 minučių, 15, kai kuriems ir pusę valandos pačioj pradžioj, o paskui tik tai po to ateina proto tyla. Vėliau ta proto tyla tampa kaip gyvenimas, sakau, bet iš esmės tai tampa tokia gyvenimo tėkmė, žodžiu, bet kažkaip tai taip. Tai va, tai pilnatvė. Tai yra pilnatvė, kiti vadina tai patokas kažkoks, ar ten dar kažkokia tai energija, kažkokia tai sąmonė, kiti galima. Tai yra iš esmės žodžių toksai žaismas. Jisai yra skirtingas, bet jisai iš esmės kalba apie tą patį ir kiekvienam, kai kuriems tie žodžiai būna daugiau suprantamas, kai kalbam apie būtent per tokius žodžius, o kitiems suprantamas daugiau arba labiau artimiau yra, kada kalbama per kažkokius kitus žodžius. Tai va, tai apie proto tylą džiaukitės. Jeigu tenka patirti proto tylą, tai nebandykite joje stengtis išbūti, vat, yra ta kita pusė, kur tada stengiasi netgi išbūti toj proto tyloje arba siekti tos proto tylos. Proto tyla yra jūsų būsena, vadinasi, kiekvienas žmogus eidamas meditatyviniu keliu ypatingai ir besidomintis saviugda ir panašiai, jis vis dažniau pradeda patirti proto tylą. Ir ta proto tyla, jinai dažnėja, ilgėja ta proto tyla ir, žodžiu, taip gaunasi taip, kad žmogus tiesiog patiria tą proto tylą vis dažniau ir dažniau. Tai va, tai šiandien kažkiek tai tiek apie proto tylas ir neišsigaskite tie, kurie, kaip aš sakau, netikėtai patyrėte, ne, va, tarkim, šalia kažkokio tai žmogaus esate, nes yra žmonių, kurie proto tylos yra, jie dirba paprastus darbus ir
ir panašiai. Ir tai tiesiog yra natūralu visiškai. Tai šiandien tiek, tada iki susitikimų ir iki.